Gyvos pasakos. Labas, vėl tariu visiems esantiems su Gyvos pasakos profiliu YouTube, su jumis mama Elfė. Na ir dar viena. Triušelis Petriukas ir jo pasaulis. Metų laikų pasakos pavasaris dalis – Mažasis lizdelis. Mažoji karietaitė, tai yra tokia paukščiukų rūšis, o jos vardas buvo Dženė, ilgiausiai ieškojo idealiausios vietelės lizdui susukti ir kiaušinukams sudėti. Galiausiai išsirinko gyvatvorę šalia kelio į ūkį. Jos mažytis apvalus lizdelis buvo jaukus, šiltas, be to jame tilpo 6 mažiausi kada nors Petriuko ir Benjamino matyti kiaušinukai. Dienoms bėgant, triušeliai atsargiai kišdavo savo ūsuotus snukučius į gyvatvorę pasiteirauti, ar Dženei nereikia jokios pagalbos. Gera jūs matyti, mieguista atsakydavo Dženė, bet aš mieliau pailsėsiu, kol perinu savo kiaušinėlius. Paukščiukams išsiritus, Petriukas su Benjaminu netruko suprasti, kodėl Dženė norėjo pasidžiaugti tyla ir ramybė. Nors ir mažiukai, ką tik išsiritę karietaičiai, yra tikri triukšmadariai. Mama, dar maisto, mama, dar maisto, mama. Dar maisto, cipsėjo išsižioję paukščiukai, o pervargusi Dženė skraidė tai pirmyn, tai atgal į lizdą, snape nešina musėmis, vabalais ir voriukais. Vieną dieną, šuoliuodami pro šalį, abu triušiai rado vargšelę Dženę kūkčiant ant šakos. Gyvatvorėje jos paukščiukai čirpė ir visi kaip pašėlę keleno snapukais. Kas nutiko? Švelniai paklausė Petriukas. Mano vargšeliai vaikeliai nuolat alkani, kūkčiojo Dženė, o maisto čia beveik nebeliko. Bet juk aplink pilna vabzdžių, nusistebėjo Benjaminas. Buvo pilna, atsakė Dženė, kol čia neatsikraustė Džeksonai, vana ten. Ir ji parodė į šlapią murziną griovį gyvatvorės apačioje. Kas tokie? Pradėjo Petriukas. Atsiprašau, neturiu laiko pokalbiams, atsiduso Dženė. Turiu medžioti. Jis suplasdenusi plunksnomis purptelėjo nuo šakelės. Triušiukai susižvalgė ir pasilenkė prie žemės patyrinėti. Kvakt, kvakt, labas rytas, sukvarkė stora rupūžė triušeliams įkišus nosį po gyvatvorę. Kvakt, kvakt, tikrai labas, sukvaksėjo kita. Kvakt, kvakt, atsakė pirmoji. Aš sveikinuosi su triušiais, o ne su tavim. Kvakt, kvakt, ką? Prišuoliavus arčiau paklausė trečia rupūžė. Petriukas ir Benjaminas iš nuostabos išsižiojo. Griovyje gyveno mažiausiai 7 rupūžės, visos pasidabinusios puošniais aksominiais švarkais. Ar jūs esat Džeksonai? Pasiteiravo Petriukas. Pasigirdo visas choras kvaksėjimų ir kvarksėjimų, o tada visos rupūžės vieningai užkvarkė. Taip. Aš esu ponas Džeksonas, prisistatė pirmoji rupūžė. O štai mano broliai, ponas Džeksonas, ponas Džeksonas, ponas Džeksonas, ponas Džek. Taip, skubiai įsiterpė Benjaminas, supratom. O ką jūs veikiate šiame griovyje? Kvakt, kvakt, pradėjo pirmasis ponas Džeksonas. Mūsų upelis nuseko ir uždžiuvo. O čia suradome visai neblogą šlapią vietelę. Gal čia ir ankštoka, bet visai patogu. Kitas ponas Džeksonas ėmė ropštis pirmajam ant nugaros. Išsižiojęs jis prarijo didelį plaukuotą vorą, kuris netoliese audė tinklus. Petriukas pažvelgė savo pusbrolį. Jiems reikia ko nors imtis, kol rupūžės dar nesurijo viso Dženės maisto. O kas? Jei padėtume jums surasti kokią erdvesnę vietelę gyventi, paklausė Petriukas. Kvakt, kvakt, pirmasis ponas Džeksonas išpotė akis. Ar ten bus gardžių lervų ir traškių vikšrų? Gausybė, nusišypsojo Petriukas. Pirmyn, paskui mane. Petriukas su Benjaminu rodė kelią visam šuoliuojančiam rupūžių būreliui į dumbliną pievelę prie tvenkinio. Ponas žvejas Jeronimas neprieštaraus pasidalinti savo teritoriją. Tiesa, Benjaminas sušnibždėjo Petriukui. Žinoma, neprieštaraus, nusišypsojo Petriukas. Ten visiems sočiai vietos. Kvakt, kvakt, ačiū, triušiai, sukvarkė vienas ponas Džeksonas.
Jo broliai jau šuoliavo kas sau į visas puses, nes jų dėmesį patraukė vabzdžių sparnų zvimbimas ir slidus šliužų pėdsakai. Keletą dienų Petriukui su Benjaminu teko padėti namie, todėl jie visą savaitę nematė mažosios karietaitės Dženės. Bet, kai kitą kartą nušuoliavo prie jos lizdelio, išgirdo daug linksmo čiulbesio. Sveika, Dženė, šūktelėjo triušeliai. Labas, sučiulpėjo Dženė, iškišdama snapelį iš gyvatvorės. Džeksonai išvyko, paskelbė laiminga, o mano paukščiukai irgi nerimsta. Draugams prieš akis vienas po kito paukščiukai iškišo snapelius už mamos. Mama, 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 cypsėjo jaunikliai. Dabar jie jau buvo gerokai paaugę ir apsiplunksnavę, beveik kaip suaugę karietaičiai. Manau, jau ir patys galit susimedžioti maisto, išdidžiai pasakė Dženė ir purptelėjo į orą. Triušiukai sulaikę kvapą žiūrėjo, kaip pirmasis jos mažiukas pašoko į orą ir suplasnojo sparneliais bei nuskrido. Tiek pasako šį kartą. Jeigu norite pamatyti ir pasiklausyti visą pavasario skyrių iš Triušelis Petriukas ir jo pasaulis knygos Metų laikų pasakos pavasaris, užsukite į platformą patreon.com, susiraskite gyvas pasakas ir sumokėję nedidelį simbolinį mokestį, taip paremdami ir padėdami mums ir toliau kurti, skaityti gyvas pasakas ir kurti netikėtus spalvingus įvaizdžius, turėsite galimybę klausyti beveik valandos pasakas tada, kada jums patogu ir užimti savo vaikus kokybišku turiniu. Ačiū ir iki kito karto. Gyvas pasakas.